Galit atspėt, gal norit atspėt, kam skambina dabar? Panašaus kalibro? Povilaitis. Moteriškas. Dambrauskaitė. Ne. Žemaitytė. Kokia Žemaitytė? Buvo dar. Ai, buvo Laima Žemaitytė, ne? Ne. Nu, dar turit. Vitalija Katunskytė. She's too good to be true. Alio, Labas. labas. Ar su Jordana kalbu? Taip, Labas, Jordana, tau skambina Emilis iš renginių tokios agentūros Vilniuje čia. Ar turi laiko? taip. Nu, aš tai ligoninėje guliu. O, tu velnas, tai sutrukdėm tave labai. O be to tik tai lėsiu Elegijum kalbėti apie renginius ar apie ką. Supratau, tu sergi labai ir kas nutiko? Ne, čia operacija tokia chirurginė tokia. Supratau, tai blembočki, tai net nelaiku sutrukdžiau. Tai nieko, tiesiog šiandien dar po operacijos, tai čia antroji klinikiniai ligoninė chirurginė. Nu, nesmagiai, čia dabar pasijaučiau, kad tau paskambinau reikalais. Tai žinai, reikalų nebus, mes tik ofise sėdėm, tai visi dabar norėtum palinkėti tau, kad greičiau pasveiktum ir greičiau grįžtum į darbus. Tai o darbai, tai aišku, kad, o jūs kam taip norėjot? Nu, norėjau, bet tai su vadybininku susisieksiu dabar, žinai, ką čia tave dabar trukdysiu. Ai, ne, tai jo Elegijus, kad tik aplankė mane išvažiavo namo ir... Tai aš jam, žinau, paskambinsiu, turiu numerį jo. Ai, gerai, tada būtinai, bet jisai, kad irgi, sakau, aš taip mažai mėgojom, paskutinį metu išvežęs to albumų, tai visą kitą popierizmo daug ten. A tu albumą išleidai, ar ne? Tai jo, ketvirtadienį išeina žurnalas Žmonės aprašymas ir viršelis ten jau yra, o pats albumas 22. Tai tu gimsti iš... 20 sausio. Tai naujos dainos bus tenais? Ar tai ten ko? visiškai, tai Geras. aišku, ir visai kitas lygmuo, ir iš viso gyvi instrumentai, ten violončelės, visą 2 valandų šiaip koncertas bus, nes naujas albumas ir dar visai senų dainų aranžuotės ten bus, kada ten bus nuo 16 metų, ten tokių, bet ten, žino žmonės. Tik taip pačiam tokiam roko gotiško stiliaus tokio. Visiškai kitoks bus. Geras, Jordana. Jau iš viršelio spręsti. Prie 1,5 metų dirbom prie jo ir... Nu, nekantraujam pamatyti iš tikrųjų. Užsienį, tai ten visai jau nėra tų, ten, jau, kaip sakyti, ten dienas namuose ir ką tokio skambesio negirdėsi daugiau. Geras. Tai mes niekur nedings, bet iški parodysim, ką dar galim. Tai Supratau, Jordana, tai labai džiugu. Tai ką, žinok, tu gal sveik, gulėk ilsėkis, aš tavęs netrukdysiu, paskambinsiu tavo... Tai kad man gulėjimo režimas šit mes ten... A tau liūdna labai, gal nori įsikalbėt? Ne, aš kai tik su Elegijum pasikalbėjau ir dabar ramiai sau guliu ir viskas. Supratau. Jeigu... Tai va, tai dabar, kol jis dar... Mes paskutinį metu iš viso mėgojom, aš dar biški daugiau, jisai tai iš viso nuo 8, nuo 9 ryto, o 4 valandą eina mėgoti, nes ten Agatai, Latgai, visi ten taip popieriniai. Jo, suprantu. Aš pati kaip leidėjas ir prodiuseris, tai visko, nes mes patys įsileidom, ten nėra koks rokiškio sūris ir niekam neačiū, kaip sakant. Patys finansavom, patys. Ir supratau. įsileidom. Gerai, Jordana, tai bučkiai tau, apkabinimai, ilsėkis ir lauksim labai tavęs. Ir Elegijui galite dabar pasukti. Gerai, būtinai. Ok, tada ačiū labai. Iki, Jordana, iki. Iki, ačiū labai. Bučkis, iki. Iki. Kažkaip. Nu, bet viską pasipasakojo, matai. Bet mes palinkėjom, kad pasveiktų, tai aš manau, kad pasveiks akimirksniu tiesiog, ar ne? Jo, bet matai, aš nežinau, kad Jordana išleidžia naują albumą, skaityk po kiek metų. Taigi buvo kalba, kad Jordana 100% atsinaujins ir bus visiškai kitaip viskas, tai va. Ne? Jo, labai laukiam šito. Tikrai, super.